Nu, labas rytas, gaspadorė, gaspadinis. Kaip jums šiandien sekas? Tokia nuostabi vasaros diena. Ar lietinga? Na, žinau, ir visokių dviejonių, visokių pasisakymų apie orus. Taip, pripažinsiu, kiek mačiau kad Lietuvoje orelis nekoks. Danijoje man žmonės sako, orelis nekoks, bet kad ir bjauriai, bet ir šiltai ganėtinai. Vat šiandien buvo tik tai labai vėsiai. Prieš tai naktį aš miegoti negalėjau. Vos neišviriau kabolvį. Tik to valens buvau nustebęs, kad jau braškės mes kibirais renkam. Bet aš šiandien sakau, prieš 20 metų daugiau, kai aš dar nebuvau Lietuvoje draugs, va čia degindavos Danijoje. O aš Lietuvoje sėdėdam sakydavau, blemba, ką pas jumis faina ir šilta. A prie mūsų šalta, ką nežinau kur. Tai kun, važiuojam objektėlį, pažiūrėsim, kur veikam. Šiandien atvažiuoja betonas, 12 val. Išpilsim betoną ir praktiškai būsim tuos didžiuosius darbus nudirbę iki vasaros atostogų. Dar galės biškį pasidarbuoti kelias dienas, bet atein lietus ir nelabai ką daugiau nudirbsim. Bet šiandien labai svarbus darbus ir išpil betoną. O, pažiūrėkit, kokie rulė atvažiavo. Čia ateis šviesolaidinis internetas pas Benišūtį, kokia šlongas ves. Labai lauko, žiauriai lauko, kad dėsio štaunis ką vydėja. Šalti. Nu, va kaip gražia, vaizėkite sviruką. Jau ir šlongas išvedžiotas, aš anksčiau mėsų minėjęs. Gyvačių mes nedarom Danijoje. Ir palidaniš standartą. Ir jūs prie munis nesikabinėkit. Čia bus siena, tai po sieną nekišam, čia bus perėjims. Šildymas grindų. Čia kadangi bus langas, kai stovėsi žiūrės per langą, kad koja šiltų. Kodėl lietuviškai vyrai sraigės nedarot? Nes Danijoje esam. Danijoje esat. Vyksta dokumentacija, susitvarkė, žvyras, molis. Biškį sumušam, kad kailis nepadarys šliurės. Labai gerai. Nu, grindys išvežiotas. Čia bus sala, po salą nereikia, kad šildytų. Dalim dvi sekcijas, nes čia bus pusiau kits kambarys, nors realiai galėjom ir tą padaryti, bet kažkaip tai nu vis tiek bus atskirta. Ir jėlį užtekom, nes santechnikai sąja, kad galima maksimum 120 metrų vamzdžių, tai mes išvedžiojom 115 kažkur gal. Tai tiki, taip ir užteka. Virš kur langą ir, kaip minėjau, daugiau padarėm. Elektriks matot, kaip laidus prasimėtė, nežinau kaip Lietuvai vedžioja, čia taip paprastai paėmė išmėtė. Ir viso, džiaugiamės šis, kad išmėtė. Tai žadėjo, tai ateina po kriauklę, nes tam bus indaplovė ir bus kur šildo vandenį. Toksai kukeris vadinamas, kur gali arbatišką daryti. Tada ten bus paprastas rozetės, čia bus po stalu paprasta rozetė. Čia bus irgi sienoj paprasta rozetė. Paskiau ten bus dukovkė irgi atskiras atvestas, kad apkravus, kaip sakant, išdalinti. Na visio, turėjom turėti šiandien betoną, bet šiandien neatvyka. Čia vidinė siena šildoma. Kaip sakyti, vidinis namas, o čia bus tarp namų stiklas toksai. Pamatysit gal pavasarį. Susirinkam žaislus, vežam numiai. Elektrinė išsikrovė. Reik su bimbalu. Ne, neišsikrovė, norėtume žalti. Čia tiesiog šiukšlės vežė chebra. Auto. Ir dabar, ką nereiktų perkabinėti, galim su bimbalu pasivažinėti. Važiuonam su bimbeliu 3.0 dizelis. Dailė. Žinot, kiek kainuoja apgifta šitam automobiliui? Kelių mokestis, ar ekologijos mokestis Danijai. 2500 eurų. 2500 eurų už tai, kad turi dizelį. Kokia ir nesąmonė, kau ta valdžia daro šiais laikais. Ekologija žalti. Prisigalvoja velnių.
Nu va, prie kabalį palikau namuose, į garažą, ant signalizacijų, kad būtų uždaryts. Kaimynai pardėjo namą, atsikrausis nauji kaimynai, bus įdomu pažiūrėti. Aš anksčiau žmonos klausdavau, ar tu pasilgsti prieš tai savo buvusios mašinėlės. Dabar, nežinau, manęs jau paklaustų, tai aš atsakyčiau asmeniškai, kad nelabai. Dar kol kas ne. Nors 3-0 trauk biškį va, bet netep. Tų garso man netrūksta kažkaip, man tylos ir ramybės. Valentos, trūks berbimą, bet čia yra toksai neįprastas dalyks. Va, važiuojame padėti maštą, pasimti savo, paren lietus, visi to jau baigam darbas, penktadienis, kaip žmonės, normalus 3:30 jau važiausiam numiai. Nėr čia ko ilgą dirbti. Nu, pasiėmiau savo šaldytuvą, mylimą. Nežinau, aš bišk be procesų, bet man patinka. Tylė, ramė, gražia. Kažkaip labai didelį tas atstumų trūkums mane negausdin, ypatingai darbiniai mašinai. Čia mes nevažiuojam tokių beprotiškų kilometražų. Aš dar kartą pasikartosiu, nė vienam nerekomenduoju elektromobilį, nė vienam neperšu, bet man asmeniškai tinka ir patinka. Lailin lytus. Koks ir geras variuks. Kaip čia vis sako, nie vasaras, nie lietus. Nu, kas kalys? Tu bišk palino. Gamta atsigaun, žaliuot, viskas pradėt, mum biški irgi gal vitaminų galvelis, niek tokį. Aš nemanau, kad čia pat labai prasta vasara, ir prastesnių, aišku, gal Lietuvoje bišk šalčiau, bet čia geras variantas, galime degintis. Tu blėdyna, kad nusikaliau žalti, niek pafilmuoju, tu jau pavalgius pės greitai nuvažiuos, pafilmuos kuveiku. Su tokiu Danu paprašy padirbti. Stulpus kalam, sukalėm 100 stulpų nuo 8, 90, 24 valandas. Einu načiart. Man čia kaip nuo penktadienio bimbinėjant, niekas stipriai neveikiant, dabar toks spurtas vaikščiat. Šaltos kavos va pasėmiau kalti. Dar reik sukalti kokį, 150 jaučiu, nežinau kaip eis. O čia man prieš atostogėlis maratoniuks. Biški pasijungsiu, droniuką greit apskrysiu, jums parodysiu, ką čia darau. Bus gal aiškiau, ką veikiam, kaip dirbam, nes nein pafilmuoti žmogui padedu. Rūpužė, skridau ir nejungiau kameras. Tai va, traktoriuks. Tu dar kartą mat palei tvorą važiuoja. Aš apsisuku biški. Va, ant sangalo turi tokį plaktuką pasidaręs. Ir šitas plaktukas yra iš kur mušt betoną išsitekinęs tokį angalį, kad stulpas beveik užsimautų. Ir mes kalam. Kiek tvoros stulpų, žiūrėkit. Wow. O čia visi ir sukalti, paskui reikės tas lentutės kalti. Šio, skrendu į vietą. Padedu droną ir, kaip sakant, varom toliau darbuotis. Nemaža teritorija. Nuo to, tai kur traktorius stovi, apėjom iki ten. Dar liko 2 kartus tiek, tai šiandien tikrai nespėsim visų stulpų sukalto iš ryto, dar eini jėgų daugiau, o dabar strėnas kaut. Reikia surinkti tos daiktus. Šniūrus įsitampomi. Tai stulpiuką eina. Ne pas geriausias būdas, biški seniuks, kaip 40 metų kalantis, sakyčiau. Arba jis jau pavargęs žmogus, arba sistemos nesta galva, kur apmauna aplink stulpą, jis taip kreivai laiko, net akivaizdžiai nemato bent iš akies, kad tiesiai laikytų. Ir paskui kreivai kalas gyvatė. Nu va, išsimėtėm stulpiukus, pradėsim važiuoti ir kalti. Eina načiau čia. Pats sunkiausias, nesunkiausias tas darbas, nesunkus, bet toks man bišneri monotoniškas, daug vaikščiot, laukai,
Pavėrėsit, beveik sukalėm visą teritoriją, virš 200 stulpų. Visai gerai sekėsi. Traktorius ant tai dar dėdė ten ruošiasi, čiung. Visą teritoriją dabar važiuoju aplinkui. Surinkinėju pagalius, šiukšlės visokias. Nes yra šiaip labai tvarkingas žmogus. Ir nemėgs, kaip sakant. O jeigu užvažinėjimas į palaukus man mok pinigus, tai kodėl aš negaliu pasivažinėti? A ne? Be jų šūtis. Gera, kad nešlapia jį. Gal važiuoti. Einam, sukalsim dar stulpiukų. Visi stulpiukai sukalta, paruošta teritorija. Baigės juostėlė ant kameros. Sutelypo, nu va, išpylėm betoniuką, vsio. Atostogom paruošta, gali išdžiūti. O po atostogų kelsim sienas.